esame Veterinarijos akademijos eksperimentinėje klinikinės farmakologijos laboratorijoje. Ši laboratorija yra įsteigta 1991 metais. Ir laboratorijos tikslas tai yra kurti, ruošti naujas veterinarinių vaistų formas, jas ištirti, paruošti dokumentaciją gamybai ir įteisinimui. Tuo laiku, kada mes pradėjom tirti, nebuvo daugiakomponenčių preparatų. Mums pavyko, panaudojant įvairias metodikas, jas tobulinant, sukurti keletą daugiakomponenčių tirpalų, kuriuose būtų kalcis, fosforas, magnis ir kitos mineralinės medžiagos, o todėl nebuvo galima jų gaminti dėl kalcio ir fosforo nesuderinamumo. Įvykdavo precipitacijos reakcija ir preparatas iškrisdavo ir nebūdavo netinkamas naudoti. Ruošiant vaistų formas viso yra 3 patentai. Vienas patentas, kai minėjau, tai dėl kalcio ir fosforo suderinamumo didesnį kiekį viename tirpale. Antras patentas tai yra aseptinis kremas, kuris naudojamas gyvūnams. Tarp kitko, jį naudoja ir žmonės. Karboseptas 2009 metais tarptautinėje parodoje, kuri vyko Lenkijoje, apdovanotas aukso medaliu. Tai už originalumą ir gerą terapinį efektą. Ir pastaraisiais metais ir apginta yra daktarinė disertacija, ruošiant šunims ir katėms kremą, kai šunės arba katės yra susirgę dermatitų ir jų sukėlėjas yra mikroskopiniai grybai. Gyvūnų gydymui reikalingi ne tik tai efektyvūs, bet ir saugus veterinariniai vaistai, kurie būtų saugus gyvūnui, taip pat jų liekanos arba skilimo produktai, metabolitai, kurie lieka mėsos, pieno ar kituose produktuose, būtų saugus ir žmogui. Visi vaistai, kurie sukurti, panaudotos vaistinės medžiagos, kurios Europos bendrijos reglamente 2377/90 metų ir 470/2009 metų sąraše įrašyta tame, kur nereikalaujama jiems liekanų nustatymų. Tai yra saugus, galima naudoti. Gaminama Lietuvoje ir Lietuvos gyvūnų gydymui naudojama. Taip pat eksportuojama gana didelis kiekis į kitas Europos šalis. Šiuo metu yra eksportuojama į 14 Europos šalių.